Sveiki, savaitinė rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Praėjusią savaitę rinkoje buvo išties nemažai svarbių įvykių ir vienas iš tokių įvykių tai yra Jackson Hole konferencija, metinė konferencija, kur susitinka viso pasaulio centrinių bankų lyderiai ir kiekvienas iš lyderių pagrindinių centrinių bankų pasisakymai, jo dažnai lemia didesnius svyravimus rinkose. Na, šį kartą labai didelių kažkokių svyravimų nesulaukėm, tačiau komentarai visada yra svarbus, visada investuotojai po padidinimo stiklų ypatingai seka, ką pasisakys Mario Draghi, Europos centrinio banko vadovas, ką Amerikos centrinio banko vadovas, šiuo metu esanti Janet Yellen pasisakys. Japonijos centrinio banko vadovas taip pat kalbėjo šeštadienį, tiesiog pasidžiaugė tuo, kad Japonija brenda iš ilgą laiką trukusios defliacijos periodo, pasakė, kad padarys visas pastangas, dės papildomus monetarinius stimulus, jeigu tik tais prireiks, tam, kad pasiekti 2 procentų infliacijos augimo tikslą. Na ir pastaruoju metu Japonijos duomenys nėra tokie blogi, iš tikrųjų greičiausiai galbūt buvo prieš 2 savaitės tokie lūkesčiai, kad galbūt gali jau japonai imtis monetarinio stimulo dar šiemet, tačiau greičiausiai tas stimulas bus įmamasi, jeigu bus papildomų stimulų, įmamasi tai greičiausiai bus nuo kitų metų. Todėl ateinančią savaitę Japonijos rodiklius reikėtų pakankamai atidžiai stebėti. Na, bet prie Japonijos dar grįšime. Savaitinėme žurnale Forex Factor LT galite rasti savaitinį naujienų žurnalą, kuriame būtent aprašome apie tai, ką kalbėjo Mario Draghi per savo konferenciją. Na, jeigu taip trumpai iš tikrųjų perfrazuoti savaitinį naujienų žurnalą, tai Dragis pakartojo, kad ketina imtis papildomų monetarinių stimulų, žinoma, apkaltino šiek tiek ir valstybės dėl to, kad nėra griežtos fiskalinės, vieningos fiskalinės politikos eurozonos narėse, tai faktiškai reikalingas daugiau vieningesnė fiskalinė politika ir ne tik monetarinė politika gali padaryti, sakykime, efektą dėl darbo rinkos situacijos, kuri yra eurozonoje pakankamai bloga ir, galima sakyti, tragiška. Na, Japonijos centrinio banko vadovas šeštadienį išsakė tai, kad Japonijoje bedarbystė siekia tik 3,7% ir iš tikrųjų iš visų išsivystyčių šalių viena geriausių bedarbystės lygių. Sakykime, ateinančiai savaitės svarbiausios eurozonos naujienos, tai pirmiausia, tai žinoma, kad eurozonos infliacija, jinai pasirodys penktadienį 12 val. Lietuvos laiku. Jeigu taip žiūrinti į pastaruosius rodiklius, matome, kad infliacija mažėja eurozonoje mėnesis iš mėnesio, metinės perspektyvos, na ir labai toli yra tikslo, kuris yra 2 procentai. Centrinio banko tikslas 2 procentai, tai labai toli nuo to tikslo ir jeigu šį penktadienį vėl pasirodys rodiklis, kuris mažėja arba, sakykime, yra toks pat žemas, greičiausiai eurozonai daugiau neigiamai veiks patį eurą. Ir ypatingai šiuo metu viena iš tokių geresnių valiutų porų, kurias atkreipti dėmesį, siūlyčiau, na, kaip ir kalbėjome per praėjusią savaitinę apžvalgą, kad euras Kanados doleris, tai yra viena iš perspektyvų. Kanadai išėjo pataisyti darbo rinkos rodiklį geresni, mažmeniniai pardavimai penktadienį iš Kanados taip pat buvo pakankamai džiuginantis. Na, infliacijos augimas šiek tiek sumažėjo. Kas yra gerai centriniam bankui, reiškia, centrinis bankas neturi kažkokio stimulo didinti palūkanų normas, kol kas galės išlaikyti esamą monetarinį stimulą ir taip sulaukti tvaresnio ekonominio augimo. Tai euras Kanados doleris yra ta valiutų pora, į kurią vertėtų atkreipti dėmesį artimiausių metų ir iš tikrųjų per bet kokias korekcijas panaudoti tam, kad padaryti pardavimo pozicijas. Na, artimiausi pardavimai, užėjimo taškus jau reikėtų ieškoti iš tikrųjų po rinkos atidarimo, netgi iš tikrųjų dėl Rusijos-Ukrainos konflikto, kuris dar labiau paraštėjo per savaitgalį, greičiausiai euras dar labiau smuks prieš Kanados dolerį ir prieš Japonijos jeną, valiutų porose ypatingai reikėtų stebėti eurą. Kol kas priežasčių eurui pirkti, tų priežasčių labai mažai, todėl ties 4,500, jeigu tik tais kaina pagrįžinėtų rinkos atidarimo metu, na, vertėtų nusipirkti. Stop lossas, žinoma, reikalingas virš 4,560, na ir netgi 4,590 virš to lygio yra saugus stop lossas. Na, pelno tikslai pardavėjams turėtų siekti bent jau 2:1 pelno nuostolio santykį, galima suprekiauti 4,430 kažkur tai toks pelno tikslas. Na, tai yra tas sandoris, kuris, kaip sakau, apsimoka. Euras Japonijos jena. Na, Japonijai ateinančią savaitę pakankamai nemažai svarbių ekonominių pranešimų ir mes turime ir pramoninę produkciją, kuri pasirodys jau į savaitės pabaigą. Turime namų ūkio išlaidavimus,
turime infliacijos rezultatus, turime mažmeniniai pardavimai. Jeigu mažmeniniai pardavimai, šitas rodiklis ypatingai svarbus, jeigu mažmeninių pardavimų lėtėjimas jau, sakykime, išsikvėps, jeigu taip atitiks prognozės tik minus 0,1 arba jeigu pamatysime mažmeninių pardavimų didėjimą, na, primenam, Japonija šiemet įvedė vartojimo mokesčius padidintus pirmą kartą per daug metų ir čia iš tikrųjų lėmė japonų vartojimą. Tas rodiklis, jisai blogėjantis buvo pastaruoju metu. Jeigu tik pamatysime atsistatymą mažmeniniuose pardavimuose, greičiausiai Japonijos jena pastiprės, turės priežasčių pastiprėti visose valiutų porose ir tai bus galimybė nusipirkti visas valiutų poras krosinės su Japonijos jena, nes ilgalaikiai perspektyvai visų valiutų porų, krosinių valiutų porų su Japonijos jena, na, greičiausiai laukia kilimas, nes japonai vis dėlto greičiausiai imsis papildomo monetarinio stimulo, palūkanų normų diferencialai taip pat rodo galimybės pirkti. Ypatingai Australijos doleris, Japonijos jena, bene geriausiai judėjusi valiutų pora praėjusią savaitę iš tikrųjų pakankamai agresyviai diena iš dienos kilo ir pasiekė pakankamai rimtas aukštumas. Euras, Japonijos jena, tai yra ta valiutų pora, kuri dažniausiai koreliuoja su S&P 500 indeksu, todėl jeigu tik tais akcijų rinkui mes pamatom brangimą, dažniausiai euras, Japonijos jena irgi kyla taip pat į viršų, tai yra rizikos toleravimas didelis rinkui. Šiuo metu mes matome šiek tiek atvirkštinę rinkoje reakciją, reiškia, obligacijų pajamingumas mažėja, matome akcijos brangsta ir matome, kad euras, Japonijos jena irgi taip pat nenori kilti į viršų, nes eurą pirkti iš tikrųjų fundamentalių faktorių tokių kaip ir nėra. Šiuo metu euras, Japonijos jena judėjimas yra intervalinis, grinai štai šitas kilimas, tai nėra kylantis trendas, kylanti banga intervale, iš tikimybinės pusės, reiškia, iš kapitalo valdymo pusės yra žymiai geriau ties šita vieta ieškoti pardavimo signalų, tai yra pardavimo signalai su labai nedidelė rizika, na ir pelno tikslas turėtų būti iki pat kanalo pačios ties 3620. Ties 3620 kainai nukritus, jeigu Japonijos jena tiek pabrangtų per ateinančią savaitę, čia jau būtų galima ieškoti pirkimo pozicijų, na ir kurį laiką greičiausiai euras, Japonijos jena ir išsilaikys intervaliniam judėjime. Euras Norvegijos krona, tai ta valiutų pora, kur bene buvo viena iš perspektyviausių, praėjusią savaitę ir užpraeitą savaitę apie tai kalbėjom, na ir euras Norvegijos krona jau pasiekė mano numatytus pelno tikslus, dabar kol kas pardavimų galima ieškoti tik tai po didesnių korekcijų, tai yra 4 valandų grafike, kada rinka tik tai pasikoreguos iki 8.25.00 kažkur, tai tik apie tą vietą reikėtų ieškoti pardavimo pozicijų. Šiaip žiūrint į amerikietiško obligacijų pajamingumą, jisai buvo pasiekęs praeitą savaitę 2,31%, labai rimtas žemas, po truputį pradėjo didėti obligacijų pajamingumas, bet vis dėlto tam, kad doleris Japonijos jena kiltų, mes matom dolerio Japonijos jenos poroje nemažą kilimą iki 104.00, tas obligacijų pajamingumas turėtų būti didesnis, tai yra kaina turėtų pramušti 125,50, tai yra kažkur tai virš 2,5 bent jau procentų turėtų būti obligacijų pajamingumas, va čia yra apie 2,5%, jeigu žemiau šitos kainos kristų, būtų daugiau kaip 2,5%, tai būtų toks stimulas dolerių Japonijos jenai, sakykime, brangti. Tam turi taip pat brangti ir turėtų pykti ir japoniškos akcijos, kas dabar šiuo metu mes matom kilimą japoniškų akcijų. Šiaip pradžioj savaitės dėl geopolitinės įtampos, dėl situacijos Ukrainoje 104.00 išlieka dolerių Japonijos jenos poroje vienas svarbiausių pasipriešimų, dėl to savaitės pradžių ypatingai reikėtų sulaukti galimas netgi rinkos atsidarimas su dideliu gepu žemyn. Šiaip tai 104.00 matosi jau yra tokių išsikvėpimo signalų pagal price action grafiką, pagal tai, ką rodo grafikas, dėl to čia yra geriau ieškoti pardavimo signalų su nedidelė rizika, na, rizika neturėtų būti didelė, apie 30 punktų, na ir pelno tikslą reikėtų pasistatyti 2:1 pelno nuostolio santykių, ties 103.00, bet kokį didesnį pakritimą, kuris vyks savaitės eigoje dolerio jenos poroje, ties 103.00, 102.75, reikėtų ieškoti pirkimo pozicijų. Primenam, kad Nikkėjus paskelbė apie tai, kad japonai greičiausiai ateinančiais metais didins monetarinius stimulus tam, kad pasiektų savo infliacijos augimo tikslą 2 procentų, tai yra, reiškia, 1 trilijono jenos padidins pinigų pasiūlą. Tai iš tikrųjų bus vienas iš tokių esminių momentų, dėl ko Japonijos jena turėtų pykti pastaruoju metu. Nebent, žinoma, šitie lūkesčiai rinkoje kažkiek tai kažkuriam laikui išnyks. Pastaruoju metu matėme ir Australijos ekonominius rodiklius, kurie kažkiek šlubuoja. Žinoma, Australijos centrinio banko valdytojas nebuvo toks pesimistiškas per konferenciją, pasakė, kad palūkanų
palūkanų normos greičiausiai nebebus mažinamos jau, tačiau Sidnėjaus ASX 200 indeksas yra viena iš tokių perspektyvų pardavimams. Matome viena iš tokių geresnių galimybių. Fundamentaliai Australija iš tikrųjų nerodo labai gerų rezultatų ir bedarbystės lygis didėja, pastaruoju metu žaliavų kainų smukimas taip pat veikia neigiamai Australijos ekonomiką, dėl to ASX 200, Australijos 200 didžiausių bendrovių indeksas turėtų pratęsti smukimą. Mes matėme pagal kainos, pagal price action, pagal kainos judėjimą matosi, čia šioks toks yra bulių išsikvėpimas, ne šioks toks, bet pakankamai ženklus judėjimas intervalo melagingas pramušimas žemyn, dėl to čia yra galimybės parduoti, pardavėjų stop lossas turėtų būti virš viršūnių, o jeigu, sakykime, darote šitoje vietoje pardavimus, pelno tikslas turėtų būti bent jau iki intervalo dugno. Todėl geras pelno nuostolio santykis tai yra viena iš tokių geresnių galimybių. Tai ypatingai dėl šlubuojančios Kinijos ekonomikos, fundamentaliai mes matėme gamybos sektoriaus išsikvėpimo Kinijoje, šiokį tokį sustojimą praeitą ir užpraeitą savaitę Kinijos ekonomika nerodė labai įspūdingų rezultatų. Primenu, kad ir George Sorosas savo viename iš fondų labai padidino short pozicijos S&P 500 didžiausių Amerikos kompanijų indeksai. Tačiau iš tikrųjų daug fondų valdytojų kalba apie tai, kad esant tokiom mažom obligacijų palūkanoms už 10 metų obligacijas, tokiam mažam pajamingumai, nėra alternatyvų ką pirkti, tai tik tais amerikietiškas akcijas. Dėl to greičiausiai, kada amerikietiškos akcijų indeksas pasieks 2000 kainą, tą apvalę psichologinę zoną, tik tada sulauksim kritimo. Dėl to, jeigu žiūrime indeksus, ASX 200 arba australiškų 200 didžiausių bendrovių indeksas yra kaip ir geresnė perspektyva pastaruoju metu, kurią mes matome. Svarbiausia eurozonos rodikliai ateinančią savaitę, taigi eurozonos infliacija, eurozonos bedarbystės rodikliai. Pastaruoju metu šiek tiek bedarbystė mažėja, bet jeigu tai galima pavadinti mažėjimu, iki, reiškia, 11,6%, tokia yra bedarbystės situacija eurozonai. Iš tikrųjų, Vokietijos IFO verslo apklausos. IFO institutas bene vienas iš svarbiausių verslo lyderių, Vokietijos didžiausių verslo lyderių apklausas teikiantis institutas. Ir faktiškai dėl geopolitinės įtampos Ukrainoje, Rusijoje tęsiasi geopolitinė įtampa ir dabar savaitgalį dar labiau paaštrėjo tą situaciją, galima sakyti. Iš tikrųjų, kažkokių tai geresnių verslo nuotaikų sunku tikėti. ZEV, kuris rodo investuotojų pasitikėjimą indeksas, prieš kelias savaitės išėjo blogesnis, todėl IFO instituto rodikliai greičiausiai irgi bus blogesni. Debatai Škotijoje jau greičiausiai šiek tiek veiks, reiškia, Anglijos svarą, tai debatai bus sekmadienį, tai yra tarp Alekso Salmondo, kuris yra vienas iš tokių Škotijos nepriklausomybės didžiausių šalininkų ir organizatorių referendumo, ir Alistair Darling, tai yra šalininko užbuvimo Anglijoje. Tai yra TV debatai, kol kas pagal visas apklausas daugiau pirmauja tie žmonės, kurie už pasilikimą prie Anglijos. Žinoma, kažkoks tai įsiveržimas į priekį būtų, jeigu, sakykime, Škotijos šalininkų, nepriklausomybės šalininkų, greičiausiai labai jau tokį neigiamą poveikį Anglijos svarui darytų. Ir aišku, susitikimas Ukrainoje, kur susitiks Ukrainos Europos lyderiai, Ukraina ir Rusija susitiks Minske. Tai čia bus antradienio susitikimas, bus kalbama apie energetinį saugumą ir esamą konfliktą. Tai va čia antradienio susitikimas bus ypatingai įdomus ir jisai gali veikti rinkas. Ateinančią savaitę Amerikai kažkokių svarbių naujienų nebus skelbiama, tačiau doleriui šiek tiek optimizmo davė Janet Yellen, kuri pasisakė būtent apie tai, kad greičiausiai, kad spalio mėnesį jau bus galutinai baigiama obligacijų supirkimo programa, ir apie palūkanų normos, ne tai, kad nebus jos didinamos, jau klausimo apie tai nėra, bet tiesiog bus klausimas, kada jos bus didinamos laike. Žinoma, laikas ir vėl nebuvo įvardintas, dėl to savotiškai šiek tiek investuotojus nuvylė konferencija. Šiaip doleriui pakankamai yra šiuo atveju nemažai optimizmo dėl to, kad obligacijų supirkimo programa sumažinta. Ir ateinančią savaitę vėlgi dėl tos Kinijos, sakykime, augimo perspektyvų blogesnių. Australijos doleris poroje su doleriu laukia pardavimo pozicijų ties kaina 9,335, 9,350, 9,390. Tai yra tos kainos, nuo kurių galimi pardavimai. Šiaip ciklas yra intervalas, dėl to iš tikrųjų iš kapitalo valdymo pusės šiek tiek rizikingesnis sandoris jau iškart rinkos atidarimo metu, tačiau dėl geopolitinės įtampos žaliavinė valiuta, tokia kaip Australijos doleris,
viena rizikingesnių yra Naujosios Zelandijos doleris, viena rizikingesnių yra labiau apsimoka parduoti. Štai šitoje vietoje, jeigu kaina pakiltų iki intervalo viršaus, vėlgi būtų pardavimas, na ir tik tai pramušus 94.00 zoną, tik tada būtų galima pereiti galvoti apie pirkimus, kurie jau tęstųsi iki 95.00. Dėl to stop lossas turėtų būti virš 94.00 ir galima padaryti pardavimus Australijos dolerio poroje. Na, pelno tikslas turėtų būti pirmiausia, žinoma, 92.50, na, o pramušus štai šitas žemumas būtų galima laukti jau ir iki 92.00, 91.00 tokios kainos smukimo Australijos dolerio. Kaip ir minėjau, šalia Australijos dolerio reikėtų stebėti ir indeksą ASX 200, Sidnėjaus 200 kompanijų indeksą. Na, su indeksais būkite atsargus, yra reikalinga teisingas kapitalo valdymas ir rizikos valdymas prekiaujant indeksais. Kaip minėjau, amerikietiško akcijų indeksas, kol nepasieks $2,000 ribos, na, greičiausia geriau yra neieškoti pastaruoju metu pardavimo signalų, tai yra ėjimas prieš labai stiprų trendą. Naujosios Zelandijos doleriui praėjusią savaitę šiek tiek optimizmo davė pieno aukcionas, kuris įvyko antradienį ir būtent po pieno aukciono mes matėme šiokį tokį Naujosios Zelandijos kilimą, didelis buvo spiglys į viršų, pieno kainos nebe mažėjo taip ženkliai kaip prieš tai buvusius mėnesius, tik 0,6% pieno suvirkimo kaina mažėjo. Na, iš viso metinėje perspektyvoje, žinoma, kaina sumažėjus yra pakankamai ženkliai. Tai viena iš pagrindinių minkštųjų žaliavų, kurias eksportuoja Naujoji Zelandija. Tai neigiamai veikia Naujoji Zelandija. Aišku, pastarėjai Kinijos ekonominiai pranešimai taip pat neduoda labai didelio optimizmo. Greičiausiai šiais metais Naujosios Zelandijos doleris, na, bent jau kuriam laikui pristabdys palūkanų normos didinimą. Todėl, iš tikrųjų, ateinančią savaitę nesant svarbių Naujai Zelandijai ekonominių pranešimų, greičiausiai judesi lems daugiausiai geopolitinė įtampa regione ir bendras dolerio stiprėjimas, bendra nuotaika dėl Amerikos dolerio. Dėl to bet kokį pakilimą Naujosios Zelandijos dolerio grafike ciklas yra intervalas. Šiuo metu, kada esame intervalo viduje, geriau iš tikrųjų nieko nedaryti, tačiau pasiekus 8.500, 8.475 zoną, štai šitoje vietoje ieškoti pardavimų su nedideliu stop lossu. Na, tikimybiškai sandoris neblogas ir pelno nuostolio santykis išeina taip pat neblogas. Jeigu štai šį platėjantį kanalą rinka pramuš, atsiranda signalas apie kritimo tendencijos pabaigą, na ir tada jau bus galima galvoti apie pirkimus, kurie jau bus pakankamai ilgalaikiški. Euras Šveicarijos frankas, na, iš tikrųjų Euras Šveicarijos frankas yra pasiekęs ribą pakankamai svarbę 1.200, tai yra, prisiminkime, kad yra, reiškia, žemumos, ties kuriomis Šveicarijos centrinis bankas visą laiką ketina daryti intervencijas. Tai yra kurso surišimas ties 1.200. 2.100 šiuo metu kaina, dėl to pirkimo galimybės pakrentant link 2.00, kuo arčiau kris, tuo labiau didėja pirkimo galimybės euro franko poroje, dėl to šitą porą pakankamai atidžiai reikėtų stebėti. Anglijos svaras su Amerikos doleriu. Na, Anglijos svarui bendrai iš tikrųjų fundamentaliai ekonomika yra pakankamai stipri. Savaitinėme žurnale įdėjau pagrindinius rodiklius, kurie labai svarbus, tai yra bedarbystės lygis 6,4%, tai yra Anglijoje įdarbintų žmonių kiekis per mėnesį, tai yra Anglijos atlyginimo augimas gamybos sektorėje, pastaruoju metu mes matėm pagerėjimą ypatingai atlyginimo augime gamybos sektorėje, Anglijos infliacijos lygis, na, iš tikrųjų, vienintelis dalykas, infliacija, kuri turėtų augti šiek tiek sparčiau, norint sulaukti palūkanų normos didinimo, tačiau atsiminam Marko Kernį komentarus, kada jisai pasakė, kad palūkanų norma greičiausiai bus didinama anksčiau, negu kad sulauksim atlyginimų didėjimų. Dėl to 6 savaičių iš eilės smukimas yra pakankamai ryškus signalas tikimybiškai vien jau laukti kilimo šią savaitę, jeigu žinoma nebus labai kažkokių tai didelių rizikų dėl geopolitinės situacijos euro bendrai regione. Praėjusią savaitę vienas didžiausių savaitinių barų, bene didžiausias savaitinis baras per visą kritimą, toksai pakankamai ryškus rinkos išsikvėpimas, na ir pastaruoju metu ties 6.500 galima jau sulaukti palaikymo. Ties 6.500 galbūt net ir dabartiniu metu jau būtų galima sulaukti palaikymo. Ties 6.500 galima pirkti. Na ir aplamai pastaruoju metu galima po truputį galvoti apie pirkimus Anglijos svaro poroje. Su doleriu greičiausiai kilimas tęsis iki prieš tai buvusių viršūnių, tai yra 7.200 ir dar aukščiau. Tačiau pirkimui reiktų sulaukti signalą. Pirmiausia, tai rinka reiktų valandiniam grafike suformuoti aukštesnį aukštumą, aukštesnę žemą ir tik trečioje bangoje siūlyčiau
pirkti. Pirmas pirkėjų tikslas 6700. Greičiausiai tai yra kitos savaitės tikslas 6700. Ties 6700, 6725 jau būtų galima ieškoti short pozicijų. Greičiausiai prieš apsisukant trendų į viršų, greičiausiai mes turėsim štai tokį intervalinio judėjimo ciklą. Tik po intervalinio judėjimo ciklo bus galima galvoti apie ilgalaikį kažkokį tai kilimą. Euras Anglijos svaras poroje taip pat išlieka pardavimo prognozės, tik tais reikia palaukti didesnio pakilimo, bet kokį didesnį pakilimą naudoti tam, kad daryti sell pozicijas. Ir aišku, pirmiausia, tai yra 8.00, kada kaina pasieks 8.00 lygį, 8.025, štai čia yra pardavimo signalai. Ciklas bendrai yra intervalas. Toliau auksas. Auksas yra iš tikrųjų vienas faktorius, kuris veikia auksą, tai yra visada laiką rugsėjo pabaigoje, rugsėjo vidury prasidedantis Indijos vedybų sezonas, ir Indijos vedybų sezonas dažniausiai iššaukia nemažą aukso paklausą, dėl to dažnai galima sulaukti apie tokį laiką iki pat sausio mėnesio aukso brangimą. Tai šiaip faktiškai jau dabar būtų galima galvoti apie tai, kad aukso kritimas galimai išsikvėpė. Žinoma, reikia techniškai užeiti į rinką. Šiuo metu rinka kaip tik yra prie svarbaus palaikymo lygio, prie 1.270 zonos, ir čia būtų galima ieškoti pirkimų su mažom rizikom užėjimo taškus daryti. Na, žinoma, kadangi sandoris prieš vyraujantį trendą, rizika 70 punktų, pelnas turėtų būti apie 140 punktų, tai iki 1.295. Nuo 1.295 būtų jau galima ieškoti kažkur tai short pozicijų štai šitoje kainoje. Na, reikėtų sekti price action baras po baro, kas vyksta rinkų, ir tada priimti sprendimus. Kanados doleris, Japonijos jena viena iš potencialiausių valiutų porų pirkimams, tačiau laukti reikia korekcijos. Greičiausiai, kaip minėjau, Japonijos jena gali sustiprėti visose valiutų porose, ir GBP JPY valiutų pora galima sulaukti smukimo, ir čia yra prie stipraus pasipriešinimo, greičiausiai nusmukus iki 1.70-50 bus geras pirkimas. GBP JPY poroje laukti pirkimo, tačiau ne dabar prie tokio stipraus pasipriešinimo, arba pramušus pasipriešinimą į viršų, tada jau būtų galima stačiai pirkti. Kanados doleris, Japonijos jenas kritimo metu bet kokią didesnę korekciją, tai yra ties kaina 94.50, tai yra ties kaina 94.00, na, ieškoti pirkimo signalų. Tai tiek svarbiausių momentų ateinančią savaitę, valdykite riziką ir sėkmingos prekybos visiems.